Sveiki, aš esu Donatas Brikas ir ačiū tau, kad tu žiūri šį video. Šį video noriu pradėti nuo pačios geriausios žinutės tau. Noriu pranešti, kad tada, kada tu gimei su didžiuliu tavyje slypinčiu potencialu. Tu buvai pasiruošęs nugalėti viską, išmokti viską, tu nieko nebijojai, neturėjai įvairiausių kompleksų, bet kaip ir daugelis žmonių, tu gyvenai aplinkoje, kuri tave suspaudė. Tau kažkada nebijojo, kad tau kažkada nepasisekė ir tu supratai, kad ne viską gali padaryti ir ne viską gali pasiekti. Kada žmonės augant, einant į mokyklą, mokantis, einant į pirmąjį darbą, į antrąjį darbą, ištinka tam tikros nesėkmės, žmonės palaipsniui pamiršta net apie tai, kad galima svajoti ir siekti didelių rezultatų. Ar tau teko girdėti tokį posakį? Jeigu tu užsisvajoji, pavyzdžiui, apie kažką nerealaus, kas pasaulyje yra nerealaus, pavyzdžiui, apie naują Ferrari, ar apie ten kokį nors, apie skrydį į kosmosą, dažniausiai aplinkoje žmonės tau sakys, tai nerealu, net neverta apie tai svajoti, nes to neįmanoma pasiekti. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad žmonės gyvendami išmoksta užgniaužti savyje slypintį potencialą. Juk kažkas išrado mobilius telefonus, kažkas nuskrido į kosmosą, kažkas padarė tokių atradimų, kuriais niekas netikėjo. Kažkada broliai Wrightai privertė įrenginius skraidyti išrasdami lėktuvų. Ir juose slypėjo tas potencialas. Kuom jie buvo skirtingi, kuom jie buvo kitokie negu jūs, kurie žiūrite video, niekuo. Jie tiesiog leido savo potencialui atsiskleisti. Leido padaryti tam vidiniam žmogui, kuris yra jame, nepaisant visko, nepaisant, ką sako kiti žmonės, nepaisant, kokia yra jų situacija dabar, imtis ir atlikti tuos veiksmus, kurie veda juos link svajonės. Taigi, mes nusprendėme organizuoti tokį seminarą, kurioje aš pasidalinsiu Anthony Robbins mokomis technikomis, Zigo Ziglaro mokomis technikomis, apie tai, kaip jūs galite, tiek aš, tiek jūs galite atskleisti savo vidinį potencialą. Ir nesvarbu, kokios būtų aplinkybės, nesvarbu, kad ir dabar į pasaulį ateina krizė, nors jau sako, kad jį ir atėjo, nesvarbu, kokia yra finansinė jūsų padėtis dabar, nesvarbu, kokia jūsų sveikata yra dabar, kaip sukoncentruoti dėmesį į tuos dalykus, susifokusuoti į tuos dalykus, ko jūs norit ir kaip išdidžiai ir pasitikint savim kelti savo aukštus standartus ir išlaisvinti savo potencialą tam, kad jūs pasiektumėte išskirtinių rezultatų gyvenime. Taigi, jeigu visą tai jūs norite pasiekti, jūs norite išmokti ir būti įkvėpti tai daryti, kviečiu jūs į savo seminarus išlaisvinti tavyje slypintį potencialą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Iki susitikimo seminare.